Sveiki visi! Čia aš, Liepa. Šiandien aš padarysiu tokį video, kuris prasidės nuo vieno klausimo. Ir tas klausimas skambės taip. Koks yra mano hobis? Na, iš pradžių aš turėjau 2 hobis. Viskas prasidėjo tada, tai man reikėjo hobio. Iš pradžių aš norėjau turėti piešimo hobį, paprasto piešimo hobį. Tuomet aš norėjau dainavimo hobio, nusiboru, bet vis tiek gražiai dainuoju. O tuomet buvo piešiniai langeliais, kurie nuo šiol man tikrai labai patinka. Jie labai gražūs. Viskas prasidėjo tada, tai man reikia naujo hobio. Tada tai man nusibodo dainuoti. Tai buvo taip. Na, aš pasižiūrėjau į YouTube. Aš radau mergaitę. Ji buvo parodė šitą video ir ji parodė, kaip gražiai ji piešia langeliais. Aš užsinorėjau irgi. Tai aš pradėjau piešti langeliais. Dabar parodysiu keletą, kiek aš jau nupiešiu. Pirmas yra toksai kamuoliukas, kažkoksai su juoda balta, o antras toksai manaliukas, labai gražus. Tuomet yra skėtis, paprastas skėtis. Tuomet yra Eifelio bokštas, kuris stovi Paryžiuje. Tuomet yra mielas pieno pakelis ir tuomet mielas mažas kačiukas. Myliu. Zaikiukas. Ne, kačiukas. Zaikiukas. Tuomet yra paukštelis. Atrodo truputį kaip zylutė, bet ne. Tuomet yra šita vaivorykštinė širdutė. Baigusiai atrodo. Ir toksai širdukas. Painas. O čia olakas. Spalvotas. Ir viskas. Padarysiu kitą video, tai papildysiu savo piešinių rinkinį. Tikrai padarysiu kitą video. O čia mano rinkinys. Aš jį dedu savo piešinius. Dedu visus ir ten išlaikau. Tikrai padarysiu kitą video. Iš viso bus 3 video. Arba 4. Na, nežinau, kiek ten video bus. Kokių 100 milijonų ar 10, nežinau. Bet padarysiu. Aš nežinau, kada kitas video išeis. Ar kitą savaitę, ar kitą mėnesį, ar kitais metais. Nežinau. Jeigu ir kitais metais, šitais, tuomet tai reikės laukti ilgai. Bet jeigu kitą savaitę, jeigu kitą mėnesį, tai trupučiuką palauk. Bet tikrai padarysiu kitą video. Ir dabar iki.